Išeinam į pagrindinę teritoriją. Šiaip teritorija yra tikrai graži, maistas čia yra geras, gėrimai yra tikrai geri. Gultai paminkštinti. Ir va tokias vavilutės. Viešbutis per ateinančius 2-3 sako metus planuoja renovaciją. Iš tikrųjų reikia tas renovacijas, tai va ir pasidarys. Bet kainos dabar, 24 iš tikrųjų yra geros pagal tai, ką viešbutis siūlo. Pagrindinis čia pastatas. Apačioje, matot, pagrindinis restoranas, žmonės čia ir vakarieniauja, yra lauko zona. Esu vienam iš pastatų dabar. Kalistos viešbučio Corner Suite kambarys. Viskas čia yra ok. Tikrai matosi, kad ne naujausia dizaino, bet tikrai prižiūrėtas, tvarkingas kambarys. Kosmetika Mugler, ar Mugler, nežinau kaip tarėsi. Ir sako, netgi ir Superior kambariuose būna ta pati kosmetika, bet žiemos metu būna kažkokia Bolton, nesu tikra, pamiršau kokią kosmetiką. Iš karto atidarau, prezervatyvai, taip kaip buvo prieš kelis metus, taip ir dabar, pilna higienos pasiūla. Kalisto Superior kambarys, kiliminė danga, tvarkinga, kambaryje arbatinukas, kavos aparato nėra. Ir vonia, ir dušo kabina. Einant nuo registratūros, dešinėje pusėje vaikų žaidimo aikštelio, čia pakeliui Šiša, Kaljano baras. Koks fainas dušas. Mažų vaikučių baseiniukas. Ir va, žaidimo aikštelė, ten ir dengta, matot, pastogiai. Šiek tiek čiuožyklėlių yra. Ir čia dabar dar nesužaliavę medžiai, bet čia tuoj sužaliuos ir bus tikrai liuks. Tai Kalistos teritorija ledas, kambariai seni, bet tikrai gerai prižiūrėti ir tvarkingi. Nėra nei jokio blogo kvapo, yra gera kosmetika. The Garden restoranas dirba nuo 12 iki pusės 5, čia toksai pietų užkandžių baras. Charm restoranas pakrantėj, labai fainas restoranas, jis jau tikrai atnaujintas, naujas. Šalia teniso kortai ir ta labai faina kavinukė. Galybė kavos rūšių.
Kalistos akvaparkas, šiaip tai gana kuklus. Ir sugrįžau į pagrindinę teritoriją. Visi baseinai čia yra be chemijos. Jie tiesiog valo vandenį, tam tikra sistema, be jokių chemikalų.